Druska sriuboje. Jūs esate žemės druska. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto pastatytą ant kalno. Mato 5 skyrius 13 eilutė. Tai, ką Jėzus čia sako, yra paprastas patvirtinimas. Taip yra ir ne kitaip. Jam čia nėra jokio klausimo. Ir tai ne koks įsakymas ar įstatymas. Tai faktas, kurį jis mums paaiškina. Jei jis mumise gyvena, tai mes esame svetimkūnai šiam pasauliui. Tamsa Dievo priešai pavaldi sritis. Nenori šviesos. Bet jis gyvena mumise ir blogai tai kelia baimę. Mūsų supantis žmonės laiko mus svetimais, svetimkūnais, keistuoliais, šventaisiais ir kitokiais. Jie ieško priežasčių savo antipatijai ir jas randa mūsų ilgesyje. O kartais išgirdę keletą sakinį, jos iškraipo savaip ir nukreipia prieš mus. Jie visada mumise kažką ras, kas būtų netinkama. Šiam dalykui mums nereikia net stengtis. Mes esame žmonės, kuri turėtų prisiderinti prie Jėzaus. Mes ne su viskuo sutinkame, kas vyksta aplinkui. Mums nereikia būti moraliais apaštalais. Dažniausiai užtenka to, kad kitaip gyvename. Mes turime savo krikščionišką nuomonę ir apie lytinės, seksualinės orientacijos nuostatos. Galybė kiekvienam su bet kuo, nesvarbu kokios lyties, su vaikais ir gyvūnais. Kad tikrai teiktų malonumą, nesvarbu veidas ar neveidas, vienas su kitu ar nebūtinai. Viskas visai nesvarbu. Svarbiausia malonumas. Reikia viską išgyventi ir išbandyti. Na, tokių reiškinimų negaliu daugiau klausyti. Bet kas tokioms pažiūroms priešinasi, susilaukia žmonių pykčio. Nes jie sukūrė melą, kuris juos traukia. Mokslas pagrindė viską taip, kaip jie norėjo. Dabar jie gali nevaržomai gyventi. Laiške Romiečiams 1 skyriuje Paulius rašo: Dievas pirmų jų širdies gaidulius atidavė jos nekeistumui. Todėl Dievas paliko jūs gėdingų aistrų valiai. Dievas leido jiems vadovautis netikiusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera. 1 skyrius nuo 24 ir 26 ir 28 eilutė. Seksualinimas. Tegul būna toks, kokį Jėzus suformavo. Ir mąstymas pagal Jėzų, ir tyrumas, kurį Jėzus duoda. Tai ugdykime ir neleiskime savo mintyse žaisti nešvaroms mintimis. Nežiūrėkime slapčiomis į malonus paveikslėlius ar filmukus. Nesvetimaukime, iškreipydami kažkokias biblijinės eilutės. Mes kaip bendruomenės bažnyčios išlikime tyros. Nepakęskime tokių dalykų ir nuo jų atsiribokime. Stovėkime kartu tvirtai už Jėzų. Jis gyvena mumise. Tik tokiu atveju mes esame pajėgus pasipriešinti pagundoms. Jis veda mus tik tuomet, kai girdime ir iškart paklūstame. Nepatenkame į sunkias situacijas. Jis padaro mus stipriais, kai įsikimbame į jį. Juk yra gražu, kai rytais dar galima pažiūrėti į veidrodį. Ir sąžinė yra rami. Stovėkime tiesiai už Jėzų. Tuomet būsime Jėzaus žemės druska, pasaulio šviesa, švyturys ant kalno. Tik neužrieskime nosies, netapkime išdidžiais, nes tada greitai krisime. Prisiriškime prie Jėzaus, gyvoji Viešpaties ir gyvenkime su juo kiekvieną dieną. Tik tada būsime tvirti, saugus, būsime druska sriuboje. Ačiū Jėzau, kad tu mane laikai. Ačiū, kad atleidai mano nuodėmę. Ačiū, kad darė mane nusižeminusiu ir aš negaliu daugiau teisti kitų.
Bet aš žinau tavo nuomonę, tavo teisumą ir šventumą. Ir nenoriu daugiau ir tylėti. Aš noriu būti švyturiu ant kalno dėl tavęs, dėl mano Jėzaus. Amen.